Sveiki visi, pagaliau atvažiavom nufilmuoti labai gražų objektą, tai yra skidinis namas. Tai eisiu po truputėlį ir pasakosiu, ką mes čia darėm, kokie sprendimai, kas šitą namą statė. Tai po biškį papasakosiu, nes prieš 3 metus mes įrenginėjom, tai visko gal ir nepamenu. Tai pradėsim nuo kolidoriaus. Tai čia sumontavom su Deiviu lubas, padarėm paslėptą apšvietimą. Yra netgi video padarytas apie gipskarnio montavimą šitame objekte. Čia irgi pasidarėm sienas, po to baldininkai apsiuvo jas. Einam į darbo kambarį. Tai irgi čia yra smart house'as, tai vėdinimas, drėkinimas, viską apšvietimą, pats namas valdo, ko jam reikia ir kada reikia. Mūsų buvo geras sprendimas priimtas atskirti šešėliniam siūlėm ir sienas, ir lubas. Tai kadangi medinis namas, tai labai stipriai pasiteisino. Netgi sienos, kur susijungia, visur atskirinėjom langus, viską. Tai labai pasiteisino, po 3 metų viskas idealiai atrodo, kad vakar daryti. Daug priglaistomų lempučių. Čia vėdinimas, drėkinimas, viskas gražu. Einam toliau. Toliau einam į vonios kambarį. Tai irgi padarėm paslėptą apšvietimą. Čia priglaistomi difuzoriai. Plytelės kliavo kiti meistrai. Čia dušo zona. Tai labai įdomu, kad visur nėra tokių stačių kampų. Viskas taip kartais man nusisuko į aštrų kampą. Bet dėl to labai gražiai viskas atrodo. Toliau einam į vaikų kambarį. Tai čia žmonės jau gyvena, tie patys, kurie ir valdo kompaniją Logi Prefab, kurie stato skydinius namus. Tai stato ir Norvegijoje, ir Lietuvoje. Tai žmonės, kurie išmano savo darbą. Čia irgi toks vaikų kambarys su palėpė. Tai viskas atskirta. Viskas labai gražu, va čia gerai matosi, kaip atskirta visa kiekviena detalė. Tai tikrai pasiteisino. Keliaujam toliau. Einam į miegamą zoną. Tai va čia irgi labai gerai matosi, kaip viskas atsiskiria gražiai. Labai gražus vaizdas pro langą. Vitriniai langai. Begelis įfrezuotas į angokraštį. Langas atskirtas. Patį dizainą vidaus interjero sugalvojo į namo šeimininkė. Tai bravo. Čia toksai staliukas. Einam į kitą vonios kambarį. Čia drabužinė pakairė, per daug nefilmuosiu. Čia irgi daug liukų visokio aptarnavimų. Čia dušo kabina. Baldas. Tenai paslėptas. Atrodo viskas savo vietoj. Ką, keliaujam į įdomiausią vietą. Čia išeinant iš miegamojo patenki į tą kolidoriaus zoną ir skiriasi į svetainę. Ten į tamburą. Čia yra skalbimo zona. Čia va gerai matosi, kad toks aštrus kampas. Tai kai reikėjo pertvarą statyti, tai buvo ką pagalvoti. Čia irgi šlaitų į viršų lubos nukeliauja. Žiūrėt, čia tam kolidoriui galima valandą turbūt filmuoti ir visus kampus pasakot. Ant kiek čia viskas gražu. Durys kaba irgi ant mūsų gipso. Padarėm taip standžiai, kad būtų. Tai viskas gražu. Čia valdosi visas namas. Po to tenais toli irgi valdosi namas. Tai ir ką, keliaujam mes į įdomiausią zoną, tai svetainė ir virtuvė. Tai irgi lubos nueina šlaitu į viršų. Čia toks židinys, o viduje, įkelsiu nuotrauką, yra komunikacijos. Tai vėdinimas, sukeltos visos sistemos. Toliau, čia jeigu apsisukant, langai labai įdomus. Irgi eina ir nueina ant stogo. Lygiai taip pat ir ten. Tai čia sumontavom priglaistomus difuzorius, priglaistomus trekus. Tai labai gražiai gavosi.
Viskas idealiai atrodo. Čia iš kito kampo svetainės. Tai irgi ir trekai, vėdinimas. Čia labai gražiai padaryta irgi iš baldų. Tai buvo iššūkis padaryti mums metalinį karkasą iš profilių, kad laikytųsi visas šitas grožis. Bet viskas pavyko puikiai. Darėm karkasą, kiek atsimenu, kas 30 cm ir nešantis kas 50 berods. Čia irgi vaizdas gražus labai. Labai dideli langai. Šį čia irgi toks stoglangis didelis. Viską suvedėm gražiai. Ten durelės atsidaro aptarnaut. O čia židinukas gražus. Ir dar galim pažiūrėti virtuvę. Tai irgi gražiai viskas iš baldų padaryta. Viskas atskirta. Palangės ne mes kliavom, bet lygiai taip pat kaip mums patinka. Niekur neiškišta. Viskas gražiai, dailiai. Ir ledas po baldais. Baldininkai irgi čia turėjo ką veikti. Fainai, kad čia buvo surinkti tikrai tokie aukšto lygio specialistai. Tai visi visiems padėjo. Tai gražiai gavosi. Projektas labai gražus. Sprendimai gražus. Viskas gavosi labai fainai. Čia iš virtuvės eini. Atsidaro duris. Patenki į sandėliuką, iš sandėliuko į garažą. Labai fainas sprendimas. Čia dar atsidaro duris, pasidaro stalviršis. Einam toliau. Va, apšvietimas pats įsijungia, pagauna lubose akis ir jis automatiškai įsijungia. Tai va dar papasakosiu irgi. Čia kita zona pagauna įsijungia, išeini išjungia. Po to pats namas žino, kada tamsu, tai kokius srautus reguliuoja apšvietime visame. Tai šiaip labai fainai. Dar nueisiu, nufilmuosiu, kaip atrodo išmanaus namo. Skydinė tai irgi įspūdingai atrodo. Elektrikam ten buvo ką veikti. Čia nežinau, virš 3 metrų gerokai. Na, reikalų tai jo. Čia elektrikai turėjo ką veikti. Faina funkcija. Nori šviečia, nori nieko nesimato. Surašysiu, kas projektuoja, gamina ir stato tokius namus. Tai gali drąsiai kreiptis, rekomenduojam. Aukščiausio lygio specialistai. O mum ir taip žinot. Tai toks tas ilgai lauktas video. Visiems viso ir sėkmės.